Sveiki bičiuliai, mano vardas Polo ir tikiuosi jums patiko mano naujo darbo prezentacija. Aš esu iš Vilniaus ir kuriu fotomanipuliacijas. Nežinau, kiek iš jūsų iš viso žino, kas yra fotomanipuliacijos, tol pabandysiu greitai paaiškinti skirtumą tarp retušo ir fotomanipuliacijos. Nuotraukų retušavime dažniausiai mes nieko neįdedame. Mes išimam detalės, tvarkom spuogus, veido odą, apšvietimą, galbūt kažkokius papildomus elementus išimam, kuriuos naudojam, bet paprastai nededame naujų nuotraukų į jau esamą. Fotomanipuliacijoje galim daryti, ką norim. Galim dėti naujas nuotraukas, elementus, efektus, keisti šviesą, keisti spalvas. Absoliučiai riboti esam tik tai savo vaizduotę. Kartais kuriu darbus tiesiog iš nuotraukų rastų internete. Kartais darau darbus su nuotraukomis, kurias padarau pats ir jas naudoju kaip pamatą. Taip kuriu ateities Vilniaus viziją, taip kaip aš ją įsivaizduoju projekte Cyber Vilnius. Kartais naudoju save kaip modelį savo darbuose, taip bandydamas išreikšti kažkokias idėjas. Taip pat priimu ir užsakymus. Esu visiškas savamokslis, tad mano darbai tikrai nėra tobuli, tiesiog bandau suprasti save ir pasaulį ir tyrinėti savo vaizduotę per savo kūrybą. Jei jums šis video pasirodė įdomus, spauskit subscribe, laikinkit, komentuokit, taip pat pasekit mane būtinai Instagrame, ten po kiekvienu darbu dedu ilgus aprašymus apie tai, kodėl aš šį dariau, kontempliuoju gyvenimą, egzistenciją, filosofiją, meną, viską beleką. Ir ačiū, kad žiūrėjot. Iki kito karto. Я поставила F6, чтобы